Sveiki. Šiandien atsakysiu į labai dažnai užduodamą klausimą, kiek aš turėsiu santuokų. Na, į šitą klausimą atsakant, mums gali padėti tiek chiromantija, tiek astrologija, sakykime, daugiau mūsų horoskopas. Aiškiai, būtent mūsų santuokos linijos randasi po mažuoju pirštu. Tai yra būtent ant Merkurijaus kalvos. Jeigu mes tenai pažvelgsim, jeigu čia pažvelgsim, tai mes pamatysim horizontales linijas, horizontales linijas, kurios reiškia būtent ne tik santuokas, bet ir prisirišimus. Nes jeigu žmogus pamatys pas save kokias tai 4 horizontales linijas, tai reiškia galvos, tiek bus balių, tiek bus vestuvių. Ne, iš tikrųjų šitos linijos gali reikšti ne vien tik tai santuokas. Jos gali reikšti netgi prisirišimą prie vaiko, netgi prie gyvūnų. Tai būtent išsišakojimai tų linijų galia irgi turi ganėtinai didelę reikšmę ir jeigu jūs pamatysit pas save šitos linijos, arba vienos iš linijų išsišakojimą, tokie kaip trišakis, kaip pavaizduota čia, tai reiškia, kad į jūsų gyvenimą gali ateiti be galo sėkmingas žmogus.